11 leidinių savaitė. Tai jau matome Velykų maratono pradžią. Visi tinklai į tai neria, išskyrus Norfa. Norfos leidinys galioja iki kovo 20 dienos, tai greičiausia tada ir pas juos prasidės įžanga į Velykas. Iš įdomesnių pasiūlymų. Maxima pateikė velykinius saldumynus, toliau tęsia Azijos mėnesį, švaros mugę. Perkant už 30 ir daugiau eurų gausite Oreo sausainukus už 1 centą. Pas Lidlą už 30 eurų pirkinį galėsite nusipirkti Pepsi už 1 centą. Na ir Lidl toliau tęsiasi deluxe pasiūlymai. Iki taip pat velykinių saldumynų ir dekoro pasiūlymai, grožio festa, o Rimi švaros prekių pasiūlymai. Na, prieš velykinis periodas, tai reiškia, kad mes linksminsimės su Hellmann's majonezu. Tikiuosi neatsibosime. Nes, kaip žinia, lietuvis per šventes be Hellmann's majonezo, tai kaip kiškutis be ausų. Taigi, Maxima šis majonezas 4,30 € už litrą. Ši kaina pas juos jau antrą savaitę beje. Todėl Lidl šią savaitę nustato tą pačią kainą kaip ir Maxima. Iki gudrauja. 2 indeliai už 2,99 € ir vizualiai gali pasirodyti, kad čia yra labai gerai. Tačiau tai mažieji indeliai 210 ml. Tai reiškia, kad kaina už 1 litrą 7,10 €. Ganėtinai stipriai brangiau nei Maxima ar Lidl. Aišku, tai dar ne viskas. Irgi parduotuvėse yra išstatymai Hellmann's majonezo 500 ml indelio, tai yra 9,58 € už litrą. Ir 855 ml indelio, tai yra 8,76 € už litrą iš viso, kas perka tokį produktą įprasta kaina. Tai dar, aš manau, iš iki sulauksime surprizų ir tikėkime, kad tie surprizai bus netokie kaip Rimi. Nes Rimi dabar 855 ml indelis už 4,92 € už kilogramą. Na, už indelį 3,99 €. Tai čia tokia įdomi akcija. Pirk daugiau ir mokėk daugiau negu pas kitus. Be abejo, be Lavazos mes irgi mūsų mylimiausios neapsieisim. Galų gale skardinė Lavazos kaina, jos atsistoja 3,99 €, tai yra žemiau 4 €. Tiek Maximoje, tiek Norfoje, bet čia nustebina Rimi. Kaip visada pamatom 40% nuolaidą, na ir ar tai gera kaina, ar gali būti Rimi gera kaina. Bet tai yra žemiausios kainos tarp didžiųjų tinklų. Tai 3,89 € jeigu žiūrėti skardinės kainą ir 3,59 € minkštas pakelis. Tai ko gero žemiausiai matyta Lavazza kaina paskutiniu metu už minkštą pakelį. Tiek internete, tiek ir fiziškai nuvažiavome į parduotuvę patikrinti, nes Rimi kartais mėgsta žemesnę kainą padaryti internete. Taigi ir Rimi gali nustebinti. Einame toliau. Baltymai. Žuvis upėtakių filė pigiausia Maximoje 11,99 € už kilogramą. Rimi 12,99 € už kilogramą. Iki arba skrosti upėtakai už 7,99 € už kilogramą arba 9,99 € už skrostas lašišas be galvų. Lidlas raudono žuvies nesiūlo, pas juos menkė be galvos 4,99 €, kas irgi yra nebloga kaina. Kiauliena, kaip ir praeitą kartą, pasiūlymų tikrai nedaug. Maxima sprandinė 3,99 € už kilogramą, o iki nugarinė 3,99 € už kilogramą, Rimi kiaulienos mentė 3,49 € už kilogramą. Ir taip, viskas kažkur apie 50 centų gaunasi brangiau, negu buvo kažkur prieš mėnesį. Taigi kiauliena bando lipti aukštyn. Su vištiena, tai yra iš tikrųjų yra iš ko pasirinkti, bet čia reikėtų jums atidumo renkantis, nes, tarkim, filė pigiausiai yra iki 4,99 €, tai yra sveriamoje vitrinoje. Jeigu imsite filė vidinę pakuotą, tai jau tai kainuos 6,23 € už kilogramą, kas būtų pigiau Maximoje, nes Maximoje filė yra 5,98 €. Jeigu žiūrėt nukaulintą vištieną, tai ketvirčiai, pavyzdžiui, pigiau yra Lidl 3,89 € už kilogramą, o Maxima blauzdelės 3,98 €
už kilogramą. Na, bendrai pigiausias broileris yra Lidle, 2,49 € už kilogramą, na, o Rimi, tiesą sakant, lengvai šokiruoja kainomis, nes filė tai pas juos kainuoja nuo 7,48 už kilogramą iki 10,73 už kilogramą. Tai Rimi šitose vištienos lenktynėse iškrenta. Taip, be abejo, kiaušiniai. Kiaušiniai tai bus pagrindinė tema artimiausių metų. Pigiausi šiuo metu yra tarp maisto prekybos tinklų Lidlas, 1,49 € už 10, Maxima 1,75 €, dar Maxima yra kiti kiaušiniai už 1,99 €, Rimi siūlo už 2,09 €. Geras beje iki žingsnis ištrūkti iš daužymosi vištų kiaušiniais, tai pasiūlyti už 1,99 € 18 putpelių kiaušinių. Beje, gerų kiaušinių kaino ieškotojams reikėtų užmesti akį ir į depo. M dydžio kiaušiniai pas juos kainuoja 1,46 € su kortele, o L dydžio 1,71 €. Taigi permuša maisto tinklų pasiūlymus. Na, kai buvau depo, tai, kaip sakant, žmonės gana noriai ėmė ir tie, kurie norėjo, tai šitą pastebėjo. Taigi, atkreipkite dėmesį. Tęsiant kiaušinių, bet dabar jau šokoladinių temą, irgi atsargiai renkantis. Iš jūsų gali labai ramiai uždirbti beveik 1 €, nes Maxima kaina 4,49 € už 100 graminį kiaušinį, o iki kaina 5,19 € už tą patį kiaušinį. Neblogas skirtumėlis, ar ne? Vaisiai ir daržovės. Agurkai Maxima sveriami, jeigu lyginti su kitais, tai bus už vienetą kažkur 67 centai, Lidlas už vienetą 69 centai, Rimi 77 centai, iki 89 centai. Bulvėse vyksta tas senų praeitų metų derliaus keitimas šviežiomis šių metų derliaus, tai seno derliaus pigesnės yra Lidle 59 centai, o Maximoje 69 centai už kilogramą, o tuo tarpu su šviežiomis vėlgi į priekį išsimuša Rimi 89 centai už kilogramą, o iki 99. Apelsinai, vitaminai. Pigiausi bus iki prekybos centruose, tai yra 79 centai už kilogramą, Maximoje euras 49 už kilogramą, Rimi euras 59, bet Rimi tai yra raudonieji, kai kurių sezonas, o toks trumputis, tai raudoniesiems tikrai yra nebloga kaina. Mandarinai, pigiausi Maxima euras 29, o Lidle euras 59. Na, dabar gausybė grupinių nuolaidų. Iš tokių stipresnių, tai Maxima 50% nuolaida Santa Marija prieskoniams ir popieriniams rankšluosčiams. 40% nuolaida Kauno grūdų miltams ir mišiniams, šaldytoms picoms, žaislams ir auto prekiams. 30% nuolaida arbatoms, sultims, sulčių gėrimams ir nektarams. 25% nuolaida majonezams, majoneziniams padažams, bulvių ir kukurūzų traškučiams. 20% nuolaida kūdikių prekiams ir sauskelnėms. Lidl 33% nuolaida Santa Marija prieskoniams, tikrai nedidelė nuolaida, iki 25% nuolaida, tai yra 50% nuolaida antrai pigesniai prekiai Freeway gazuotiems gaiviesiems gėrimams, purio šiukšlių maišams, na ir 20% nuolaida Galarom maltai kavai, kanės sriuboms. Iki 50% nuolaida Kėdainių konservų fabrikų produkcijai, obelių aliejų, Oetker konditerijos kepimo priedams. 40% nuolaida vynuogėms, buitiniai chemijai, Remexa riešutams džiovintiems vaisiams, viskams kačių ėdalui. 30% nuolaida braškėms, 25% nuolaida procentų miltams ir miltų mišiniams, primenu, kad maksimum 40%, taip pat makaronams, greitai paruošiamiems makaronams, kūdikių maistui ir priežiūros priemonėms. Taip pat 20% nuolaida šviežiai kiaulienai su kalu, glaistytiems sūreliams, karštai ir šaltai rūkytiems mėsos gaminiams. Norfa, iš Norfos stipresnių nuolaidų, tai 55% nuolaida Arimex kepintų riešutų mišiniams, 20% nuolaida Santa Marija prieskoniams, Lloyd arbatai maišeliuose, Presto arbatai, gaiviesiems gėrimams Gaja, Nemateko mažylių produkcijai, sėkloms ir svogūnėliams.
35 procentų nuolaida arbatai etno, 33 procentų sido sultims, sulčių gėrimams ir nektarams, aktyvus ir kakėmakė greitai paruošiamoms košėms. 30 procentų nuolaidai elovenėje ir skanėje dripsniams, graninį sulčių gėrimams ir nektarams, agrochema trašoms ir durpeta žemė mišiniams ir substratams. Rimi 40 procentų nuolaida biovelai ir Utenos mėsos vytintoms ir šaltai rūkytoms dešroms, jau minėta 40 procentų nuolaida lavacai, tikrai geros kainos pas juos gavosi, taip pat knygoms. 30 procentų nuolaida sausainiams, vafliams, funkciniam maistui, veido priežiūros priemonėms. Taip pat 20 procentų nuolaida Rimi jautienos kepsniams, ekologiškai vištienai, miau pieno produktams. Štai tiek įdomybių. Tik medžiodami kainas neužmirškite, kad ir brangiausias gali būti kartais pigiausias, o pigesnis maistas gali būti ne tik maisto parduotuvėse.